Sąjūdžio pirmeivį. Va, pirmeivis. Žygeivis Profesorių pirmeivis. Vytautą Radžvilą. Tautos forumo narį. Dėmesio visi į ekraną. Draugai mano, šią kalbą klausysimės nepertraukimi. Tikiuosi, TikToko žiūrovai irgi viską mato ir girdi. Gerbėmėjai, mes 10 metų ėjome į šią dieną. Todėl pirmiausia noriu padėkoti tiems, kurių pastangomis vyksta šios dienos renginys. Sporto rūmų klausimas iš tikrųjų galėjo būti išspręstas jau 2008 metais. Bet šiandien mes juos matome griūvančius. Ir nematome politinės valios juos gelbti. Priešingai, daugybė ženklų rodo, kad daroma viskas, kad jiems būtų leista tyliai sunykti. Ir sunykti taip, kad paskui su liūdna veido išraiška būtų pasakyta: gelbėti vėlu. Todėl nugriaukime. Iki tol buvo eita, nors jau nuo 2015 metų vyriausybės priiminėjo vieną nutarimą po kito. Parengtas tiesiog puikus rūmų rekonstravimo ir įveiklinimo planas. Bet šiandien viskas, ką mes turime, tai vyriausybės neįpareigojanti Seimo rezoliucija, siūlanti apsvarstyti galimybės šį unikalios architektūrinės ir istorinės vertės pastatą gelbėti. Neįpareigojimas, negriežta direktyva, tiesiog rekomendacija. O tai reiškia vieną: už šitų rūmų vyksta tylus ir šiurpus užkulisinis žaidimas. Ir visiškai neabejoju, kad tą pačią dieną, kai būtų pasakyta, kad rūmus dėja tenka nugriauti, mes sužinotume, kad nėra jokių kliučių čia statyti tokius apartamentus, kurie jau stovi šalia. Tai neišvengiamai įvyks. Štai kodėl mes buvome priversti čia susirinkti. Ir todėl nuoširdžiai dėkoju tiems, kurie tai darė. Ponams Viliui Kavaliauskui ir Henrikui Žukauskui. Dėkoju tiems Lietuvos patriotiškiams žmonėms, šviesuomeniai, kurie šių metų sausio 14 dieną Mokslo akademijos salėje dalyvavo pristatant rūmų rekonstrukcijos projektą. Nemažesnės padėkos yra verti tie, kurie rašėsi laiškus ir kreipimusis į Lietuvos valdžias. Bet deja, ir dar kartą pabrėžiu, aiškaus, tvirto, vienareikšmio įsipareigojimo išgelbėti šitos rūmus nėra ir po šiai dienai. Todėl natūraliai atėjo akimirka, kai paskutinį ir lemiamą žodį privalome tarti mes, Lietuvos piliečiai. Šitie rūmai yra pastatyti už tautos pinigus, jie mena šlovingiausias mūsų tautos istorijos akimirkus ir todėl jie priklauso mums. O dabar keletą žodžių, kodėl juos tiesiog privalu išsaugoti. Aš čia nekalbėsiu apie šitų rūmų istorinę architektūrinę vertę, apie nuostabų jų rekonstravimo projektą. Bus kas už mane tai pasako dalykiškiau ir kvalifikuočiau.
tai, kad mes susirinkome čia, reiškia, kad mums tai reikia atsakyti į vieną paskutinį klausimą. O kodėl jos reikia gelbėti pačia giliausia ir fundamentaliausia to žodžio prasme? Be abejo, dėl vienintelės priežasties. Galima pastatyti kongresų rūmus, konferencijų didžiulės sales prie Seimo. Galima rasti begalę dingsčių pateisinti šitų rūmų nugriovimą. Bet lemiamas ir triuškinamas argumentas visiems šiems planams yra toks. Pastatyti kitus kongreso ar koncertų rūmus kitoje vietoje gali bet kas, net ir okupantas. Lygiai taip pat galima suprasti, kodėl vis dėlto tikėtinas okupantas taip slapčia trokšta, kad tų rūmų šičia neliktų. Yra tie, kurie žvelgia toli į ateitį. Ir mes kartais šito neįvertiname. Todėl esame tiesiog neatsargus lengvabūdžiai. Atsisakome tai, kas kritišką valandą gali būti vienas svarbiausių mūsų dvasinės, moralinės atspirties ir pasipriešinimo taškų. Aš įsivaizduoju sporto rūmus, kuriuose atsirastų vietos Lietuvos atgimimo istorijai. Šiuolaikinės technologijos daro stebuklus. Todėl įmanoma įsivaizduoti, kad atsirastų ekspozicijos, panaudojant virtualias technologijas, kurios leistų kiekvienam šių rūmų lankytojui gyvai išvysti ir pajusti Sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo atmosferą ir išgirsti pasakytas kalbas. Tiesiog fiziškai pajusti virš Lietuvos pakilusią laisvės dvasią. Lygiai taip pat tos technologijos galėtų leisti taip pat išvysti, gyvai išvysti tuos rūmus po sausio 13-osios. Ir be abejo po tragiškųjų medininkų žudynių. Juk čia buvo pašarvoti žmonės, kurie atidavė savo gyvybę už tai, kad šiandien mes vadintumės Lietuvos valstybę. Yra dalykų, kuriuos įmanoma perteikti tik vieninteliu būdu, leidžiant gyvai pajausti. Galima pakeisti simbolius, su kuriais mes gynėme mūsų aukščiausiąją tarybą. Valstybės simbolių vietą gali užimti absoliučiai beprasmišką neužmirštuolį. Galima pervadinti pastatą, kuris buvo ginamas. Mes gynėme nesteigiamą į Seimą. Mes gynėme aukščiausią tarybą. Ir jeigu ją vadiname aukščiausią tarybą, tų dienų žygdarbis ir aukščiausios tarybos nuveiktų darbų prasmė nesikeičia. Bet šitokie dalykai vadinami atminties trinimu arba klastojimu. O svarbiausia, ką duotų šitokie rūmai su šitokiamis ekspozicijomis. Tai neturi būti gedulo salės. Bet kiekvienas Lietuvos žmogus, ypač būsimasis Lietuvos pilietis, matydamas Sąjūdžio vaizdus,
Matydamas šitas begalinės žmonių procesijas, kurios ėjo atsisveikinti su televizijos bokšto gynėjais ir medininkų muitininkais, suprastų, kas yra tikroji laisvė. Ateitų supratimas, kad tikroji laisvė, dėl kurios liejamas kraujas ir atiduodamos gyvybės, yra kažkas neišmatuojamai daugiau negu laisvė vedžioti šuniukus Lukiškio aikštėje, negu laisvė, aš tų dalykų nenuvertinu, didžiausia šventė paversti šaltibarščių šventę, netgi negu laisvė klajoti po pasaulį. Tai yra dvasinė, metafizinė politinė laisvė, kuri laiduoja kiekvienai tautai jos savastį. Ir būtent už tokią laisvę miršta žmonės. Niekas nemirs už tas smulkmenas, kurias išvardėjau. Dar sykį pakartosiu. Ir okupantas leis vedžioti šuniukus, šiuolaikinis okupantas leis laisvai išvažiuoti į užsienį. Šitas okupantas leis daryti, ką tik norite. Bet jis draus vienintelį dalyką. Jis draus mūsų trispalvę. Jis draus užsiminti, kad 1990 metais Lietuva vis dėlto tapo laisva ir nepriklausoma valstybė. Jis darys tai, ką jau mes esame patyrę. Ir todėl ne veltui pasakiau, kad tie rūmai gali tapti paskutinė atspara juodžiausią valandą. Aš meldžiuosi, kad ta valanda neateitų. Bet kai aš matau, kaip lengvabūdiškai mūsų valdžios prekiauja šitais rūmais, kaip jos klusniai vykdo nežinia iš kur sklindančius reikalavimus, man nebėra aišku, kas iš tikrųjų gintų Lietuvą. Jeigu valdžia negina sporto rūmų, tiesiog mūsų atminties dar palyginti ramiais ir sąlygiškai taikiais laikais, tai kaip jį gintų Lietuvą ištikus didžiausiai bėdai. Dar sykį kartoju, aš Lietuvai, savo tėvynei to nelinkiu. Ir nei vienas iš mūsų šito nelinkime. Bet tas blogiausias scenarijus, kurį galima įsivaizduoti, atrodytų taip. Kada nors mažas lietuviukas, vedamas už parankės tėvelių, eitų pro šitos rūmus ir paklaustų: tėvelį, mamytė, kas čia yra, kas tai per pastatas, kas jame vyko. Ir nėra neįmanoma. Vieną kartą išmokime mes lietuviai pažadinti savo vaizduotę, kad tėvelių ar mamytėje teks sušnibždėti: vaikeliai, šitame pastate buvo gimusi mūsų valstybė. Atsimink tai, nes tavo pareiga svajoti ir kada nors tą valstybę atkurti. Taigi, baigdamas noriu pasakyti tiek. Šitos scenarijos galima išvengti. Mes privalome būti pasiruošę kovoti, gintis ir apsiginti. Bet stebuklų nebūna. Jeigu mes nesugebėsime apginti šitų rūmų, mūsų galimybės apsiginti neatrodys įtikinamai. Todėl, apgindami šitos rūmus, mes dar kartą paliudysime tiems, kurie iš tiesų kėsinasi į mūsų laisvę, garbę ir valstybę. Lietuva bus apginta ir jos gynyba prasideda čia, prie šitų rūmų. Vieno dalyko nepasakė gerbiamas profesorius, tai yra, kas kėsinasi į rūmus. Nuo ko? Nuo ko mes jos turime apginti? Paprašykime žodį tarti